Aš turėjau anksčiau svajonės būti galbūt pripažinta menininkė. O tas pripažinta menininkė, nu kas tai yra? Tai yra labai abstraktu. O dabar aš noriu būti milionierė. Aš noriu būti ant Forbes viršelio. Aš noriu būti pirma menininkė sukūrusi verslo imperiją su blondinėm ir pavertusi meną visai kitokią platformą. Ir kad tai nėra tik tais selektyviai grupiai žmonių dalykas kurtas. Tai yra visiems. Sutikite, tokie atvirai išsakyti tikslai iš jaunos moters lūpų skamba gana drąsiai. Bet taip kalbėdama tarp Lietuvos ir Monako gyvenanti menininkė Aurelija Bulaukaitė nejuokauja. Savo paskyrose socialiniuose tinkluose ji demonstruoja prabangų gyvenimo būdą, nuolat keliauja, pozuoja prie sportinių automobilių, lankosi ten, kur gali patekti tik itin pasiturinti žmonės. Kaip jai visą tai pavyksta? Ir kodėl ji sako, jog tapytojos nutysių su megztuku įvaizdį sąmoningai pakeitė į tokį, kuris, kaip pati pripažįsta, tiesiog naudingesnis. Gal menas nėra, kad lengviau parsiduoda, bet kad aš už tai uždirbau daugiau pinigų, tai faktas. Grožis parduoda. Nuo vaikystės Aurelija pasakoja svajojusi būti aktorė. Net nebandyk, aktoriai sunkiai išgyvena. Mamos draudimą išgirsta po to, kai Teatro akademijoje ji įstojo į garsųjį režisieriaus Jono Vaitkaus kursą, prisimena Aurelija. Tai būdama vos 18, ji atidėjusi studijas išvyko dirbti į Londoną. Per 5 metus Aurelija pasakoja išbandžiusi įvairius darbus, nuo padavėjos restorane, administratorės privačiame klube, iki kepurių dizainerės marketingo specialistės. Londone ji pradėjo tapyti. Tačiau po gyvenimo šiame didmiestyje, vėliau pabandžiusi pritapti Niujorke, vos po 3 mėnesių jie apsisprendė grįžti į Lietuvą ir įstojo mokytis tapybos. Grafikos dizainerė dirbusi Aurelijos mama išgirdusi dukros planus ir vėl paprieštaravo, bet šeimoje lemiamą žodį turėjo močiutė. Ir mano močiutė pasakė, aš sumokėsiu už kursus ir jinai įstos. Ir pas mus šiaip šeimoje moteris valdo. Kas yra įdomu, nors ir labai stiprus vyrai šalia. Tikrai vyrai labai stiprus, bet moteris yra tikrai ne namų šeimininkutė ir visos pas mus šeimoje buvo moteris karjeristės, ambicingos, labai stiprios, labai intelektualios ir jautrios tuo pačiu ir tikrai toksai bruožas pas mane šeimoje išsiskiria. Tai močiutė tikrai labai palaikė, buvo mano didžiausias gyvenime draugas, draugė. Man tas meno pasaulis atrodė Lietuvoje toks niūrus, toks pilkas, ir galvoju, aš tiek galiu čia parodyti, ašgi mačiau, kas vyksta meno ir kultūros lauke, tiek Niujorke, tiek Londone, ir galvoju, aš atvarysiu ir parodysiu jiem tų spalvų. Ir žodžiu, aš įstoju į tą akademiją, paruošiamieji kursai buvo, įstoju į akademiją, nemokamą vietą, į tapybos katedrą. Nu, ir ten prasidėjo mano juodai baltas gyvenimas. Ką reiškia juodai baltas gyvenimas? Aš, ta prasme, atsisakiau, atrodo, savęs, kokia aš iš tikrųjų esu. O kaip atrodė tas gyvenimas? Tai buvo daug juodo darbo, daug depresijos, daug tamsos, daug konkurencijos. Senamiesčio gatvėse Aurelija traukė aplinkinius žvilgsnius, aukšta, dailių veido bruožų ir neslepianti savo kūno. Visai kitaip, jis sako, atrodžiusi tuo met, kai ėmė studijuoti. Aš nusikirpau trumpai plaukus, tokį karė turėjau. Paprastai, praktiškai. Paprastai, su tuo nutampytų megztiniu vaikščiodavau ir bandžiau pritapti prie visų, nes aš žinau, kad aš esu kitokia. Aš jau visada buvau tokia truputį glamūriška moteris. O Dailės akademijoje tas glamūras kažkaip neimponavo niekada, nes tai asocijavosi su kažkokiu materialumu, ir materializmas mūsų Lietuvos meno kontekste yra kažkoks blogis. Tikras menininkas turi badauti. Taip, badauti ir neturėti pinigų ir būti bohemčikas ir gerti pigiausią vyną. Tai man šitas netiko, nes aš netėjau iš to pasaulio. Kai tiki ir neslepi savo norų, o išsakai jos garsiai, norai pildosi. Aurelija iki šiol prisimena kai kurių dėstytojų užgauliojimus ir panieką, kurią patyrė studijų metais. Tuomet neprarasti pasitikėjimo savimi jai reikėjo daug stiprybės. Tai buvo ir tokie, kurie mane vadino ir negražiais žodžiais. Ir būdavo, ta prasme, iš Š raidės.
yra taip pavadinę, kad Šūdas? tavo tapyba taip yra šūdas. Ir atsimenu, aš 3 kurse, kai tą išgirdau per peržiūras, man buvo taip sunku ir skaudu, kad aš atrodo, pagaliau pasirinkau profesiją, ką daryti, ir tu tiek dirbi, tiek atiduodi savęs. Plus aš buvau vyresnė ir daugiau mačius pasaulio negu tie 18-mečiai, ten 20-mečiai, kurie studijuoja. Aš atsimenu po tos vienos peržiūros, kai vienas dėstytojas tai pasakė, aš tiesiog pasakiau, tu pats esi šūdas, ir nuėjau į moterų tualetus ir tiesiog verkiau ir galvojau, kaip aš noriu numirti, nes, ta prasme, tai yra tavo svajonė, tu esi iki ir tau dėstytojas tai pasako. Išsilaisvinusi ir vėl pasijutusi savimi, Aurelija pasakoja tuo met, kai mokytis perėjo į skulptūros katedrą pažinomą menininką Deimantą Narkevičių. Jis ėmė mane globoti ir tapo mano mentoriumi, nors buvau skandalinga studentė, sako Aurelija. Magistro studijų tema jis sako pasirinkusi nuomonės formuotojų kultūrą, atsiradusią kartu su socialinių tinklų išpopuliarėjimu. Socialiniuose tinkluose Aurelija ėmė imituoti nosies operaciją, sutrikimus susijusius su išvaizdos suvokimu ir stebėti, kaip į tai reaguoja sekėjai. Tikrai daug išmokau, daug supratau ir visiškai pagavau, kas veikia socialiniai medijoje, ir tikrai pradėjau rinkti daug peržiūrų tuo metu. Ir parašiau apie tai magistrinį, tikrai ir daug literatūros išnagrinėjau, kaip psichologija veikia, kaip tu turi atrodyti socialiniai medijai, kas yra labai labai svarbu, kad kuo tu geriau atrodai, tuo tu daugiau gauni peržiūrų. Makiažo kėdėje Aurelija nenuleidžia akių nuo savo atvaizdo veidrodyje. Socialiniai tinklai ir tyrimas magistriniam darbui, pasak Aurelijos, įtraukė taip, kad jie ėmė lygiuotis ir tapatinti save su kitomis jos stebimomis moterimis, kurios demonstruoja nepriekaištingą savo išvaizdą. Jis surengė ne vieną savo tapybos parodą Lietuvoje ir užsienyje, sulaukė Lietuvos kolekcininkų, meno kritikų įvertinimo. Matydama, kaip sekasi menininkams, supratau, kad norėdama būti paklausi turi būti arba graži, arba skandalinga, sako Aurelija. Todėl pardavusi savo paveikslus ir užsidirbusi pinigų, ji pasidarė plastinę nosies operaciją. Tai visiškai galiu prisipažinti, kad visas tas influencerių pasaulis, jisai tikrai užhipnotizuoja ir priverčia tave galvoti, kaip tu atrodai. Ir tu tikrai žiūri dažnai į veidrodį, tu žiūri, kad tie kampai netinka, kažkokie kompleksai, aišku, išlenda. Kadangi aš sakiau, kad norėjau būti aktorė, tai yra mano kita šaka, kur aš turbūt labiau norėjau ten reikštis negu tapyti ir turėti tą stagnacinį procesą, kur tu sėdi, tapai, nes man atsibosdavo tiesiog paprasčiausiai ir aš norėdavau daugiau tų iššūkių. Ir taip tai mane privertė kažkiek pasižiūrėti į save iš tos pusės, kaip žiūri visa grožio industrija ir tas visas perfekcionizmo. Tikrai labai gera pardavėja kaip menininkė. Aš atsisakiau dirbti su daug Lietuvos galerijų, nes aš daug geriau parduodavau savo darbus negu jie. Gali pragyventi iš savo meno? Taip. Kiek kainuoja tavo vienas paveikslas? Nuo kokios sumos prasideda? Dabar tiksliai neatsimenu, nuo kiek prasideda, bet vidutinė kaina yra 10 000 eurų. Brangiausias tavo paveikslas, kiek atsiejo? Už 16 000 eurų. Matuodamasi prabangius papuošalus Vilniuje esančių Danos Ribos deimantų namuose, Aurelija neaikčioja, elgiasi taip, tarsi tai jai būtų įprasta. Savo paskyrose socialiniuose tinkluose dabar ji vis dažniau skelbia apie naujai prikeliamą prekės ženklą Olele. Juo menininkė susidomėjo ruošdama vieną savo projektų. Susižavėjau tuo, kas buvo daroma Olele kūrėjų ir buvau pakviesta prisijungti. Jis sako dabar išgyvenanti iš savo meno kūrinių, taip pat reklamuoja prabangos prekes, o netrukus bus pradėta prekiauti vynu su jos tapyta moters veido karikatūra. Aurelija daug laiko praleidžia Prancūzijos Rivieros perlų vadinamame Monake, kuriame atrodo kiekviename kvadratinėme metre gali sutikti net ne milijonierių, o milijardierių.
Kasmet į Monaką traukia būriai moterų ieškančių pasiturinčių vyrų. Mainais į jų jaunystę ir grožį, galinčių užtikrinti finansinį stabilumą. Aurelija sako, nesanti viena jų, nes puikiai uždirba iš savo talento ir sugebėjimų, nors yra sulaukusi ne vieno pasiūlymo. Ir kad jachtą praplukdins, ir kad mašiną nupirks, ar kad sraigtasparnių praskrydins. Bet tai yra viskas, Monakas yra pažadų miestas, o pažadai kyla iš per daug rozė vyno. Niekarto nesusiviliojai? Ne, kažkaip galiu pati sau leisti, jeigu noriu. Gal jachtos dar nenusipirkčiau, bet paplaukioti galiu. Matot, man nėra įdomu turėti vyrą ir nieko nevykti, man įdomu veikti, man įdomu kaip tik challenge'inti ir mesti iššūkius tokiems vyrams.